Sveiki, aš esu Lukas iš Riedis LT ir šiandien jums pristatysiu patį pigiausią ir tikrai populiarų elektrinį dviratį Engve T14. Šis dviratis yra itin populiarus pridavus taršų automobilį ir renkantis naują ekologišką elektrinę transporto priemonę pagal APVA paramą. Todėl, kad parama skiria 500 eurų vienam elektrinių dviračiui, galima rinktis 2 elektrinius dviračius, tai viso gauti 1000 eurų. Taigi žmonės, kurie perka šitos dviračius pagal APVA paramą, jiems dviratis kainuoja mažiau negu 100 eurų, o galima įsigyti 2. Tačiau ne visi turi taršų automobilį, kurį priduoda, bet kam reikia mažiuko, kompaktiško, galbūt turinčio mažiau technologijų, tačiau atliekantis savo darbo dviračio, tai yra Engve T14. Mažiau nei 600 eurų yra jo kaina, jis yra susilankstomas per pusę, turi net priekinius, vidurinius, galinius amortizatorius, minkštą, patogią sėdynę ir gale vietą jūsų krovinukui. Taip pat šitas dviratis turi pagalbą minant, kai minate padeda važiuoti, o jeigu norite neminti, spaudžiate akceleratorių taip kaip motoroleryje. Paspaudžiate gazą ir dviračio ratas sukasi. Štai taip. Taip pat Engve T14 dviratis pasižymi tiek priekiniais, tiek galiniais diskiniais stabdžiais. Reguliuojamas vairo aukštis, nusilenkiantis vairas, paprastas skambutis ir pasikelianti sėdynė. O pasikelianti sėdynė yra tam, kad galėtumėte išimti dviračio bateriją. Jeigu norite bateriją krauti namuose ar dviratį kažkur prirakinti, kad baterija būtų saugi. Be abejo, bateriją užrakinus su rakteliu, niekas jos neištrauks. Tai yra standartinė elektrinio dviračio funkcija. Šis dviratis yra nedidelis, lengvas, tačiau tikrai funkcionalus. Na, o kai yra tokia dviračio kaina, tai yra tikrai puikus pirkinys. Dabar parodysiu, kaip Engve T14 dviratis lengvai susilanksto. Dar paminėsiu, kad jų yra 3 spalvų. Populiariausia yra pilka spalva, toliau yra balta ir oranžinė spalva. Taip pat turime ir mėlynos spalvos. Štai, kiek nedaug vietos užima sulankstytas Engve T14 elektrinis dviratukas. Na, kažkas galvoja, kad šitas dviratis yra skirtas vaikams, tai yra netiesa, juo puikiai naudojasi ir suaugę žmonės, tiek ir jaunimas. Na, o dar trumpai apžvelkime šio dviračio specifikacijas. Taigi, baterija leis nuvažiuoti iki 55 km atstumą. Jis yra 48 voltų 10 ampervalandžių talpos. Šis elektrinis dviratis gali išvystyti iki 30 km/h greitį. Na, o komfortiški amortizatoriai ir pakankamai nemaža galia tikrai leis jums važiuoti saugiai ir užtikrintai nuo taško A iki taško B. Na, dabar užrakinkime dviratį ir išimkime raktelį, kad niekas su juo be mūsų žinios nenuvažiuotų. O čia buvo Lukas iš Riedis LT ir susitikime pas mus salone arba internetinėje parduotuvėje www.riedis.lt. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.